Sveiki, Unboxing LT, mažas siuntinėlis iš AliExpress. Žinau, kad iš AliExpress atkeliavo ir žinau, kad čia parašyta yra dantų pastos, vienu žodžiu, kažkas tai tokio. Nu, surištas su burnos higienika. Nu, tikrai ne dantų pasta, bet atidarysiu, pamatysite, kas čia tokio. Tai kamerą truputėlį leisiu, kad man būtų patogiau. Ir pasižiūrėsim, ką aš čia tokio nusipirkau. Yra verta jį pirkti ar neverta, žinau. Keliavo man ilgai, aš esu jau atidaręs disputą, kadangi pakankamai ilgai laukiau. Paskui pamatysit, kiek jisai man kainavo ir kiek laiko keliavo šitas pirkinys. Tuoj atidarysim, pamatysit, apie ką aš čia kalbu ir kas čia tokio bus. Taip. Va. Toksai niekutis, žinai niekutis. Plasmasė. Kokybė, nu, žinokit, apgailėtina. Nu, apgailėtina. Čia dantų šepetukams susideda dantų šepetukus, kad taip uždarot ir priklijuojat prie sienos ir jį laikosi. Visiškai kokybė apgailėtina. Čia tie lipdukai, tipo, kad juos suklijuot. O va čia, va, taip. O Jėzus, subraižyta viskas. Nu, žinokit. Nežinau. Čia įsidės dantų pastą. Į va šitą va daiktą įsidėda dantų pastą. Košmaras. Čia įdėsim dantų pastą. Dantų pastos tutelį. Oje. Kažkokie snargliai, kažkokia tai. Nu, kokybė, tai žinokit, atsiprašau, bet tai yra kaip iš šiukšlyno kažkokia tai. Kaip iš šiukšlyno. Nu ką, čia taip prisiklijuos prie sienos jisai. Čia įdėsim dantų pastos tutelę. Čia įdėsim dantų pastos šepetėlį, va taip pastrauksim. Tada, kai jisai va čia pasispaus, tai pasispaus ir dantų pasta ištekės ant dantų šepetėlio. Nežinau, kokybė tragiška. Pamatysite, kiek čia kainavo šitas daiktas, jis kainavo per daug brangiai, kokybė tikrai tragiška, man labai nepatinka, prašymė buvo žymiai geriau ir aš manau, kad aš iškelsiu disputą ir susigrąžinsiu pinigus už kokybę, nes kokybė tai yra baisiau nebūna. Na kągi, pabandysime panaudotą, po to grįšim ir aš tada įvertinsiu šitą prekę ir pasakysiu, ar verta jie buvo pirkti ar neverta. Bet kol kas tai man, jūs pasižiūrėkit. Čia. Aš manau, kad jau dabar galima vertinti, kad tai yra visiškas šlamštas, tai yra visiškas pinigų išmetimas. Gerai, pabandysim, panaudosim, pasižiūrėsim, o tada iš tikrųjų įvertinsim, ar verta ar neverta, bet kol kas tai man atrodo tragiškai. Aš tai pabandžiau, aš čia, kaip sakoma, su šituo aparatu įdėti pastos tubelę, pažiūrėti, kaip veikia, aš netgi pastos, matot, liko. Iš tikrųjų, čia yra pats didžiausias šlamštas, kokį tik tai aš esu matęs. Tai yra, na, realiai taip, tai yra pinigų išmetimas. Bet toks pinigų išmetimas, kad, nu, atsiprašau, dar, nu, nežinau, man tiesiog trūksta žodžių. Žinokit, šita prekė yra pakankamai gerai vertinama, yra labai daug parduodama, labai daug atsiliepimų būtent apie šitą prekę, to, kad yra teigiamų atsiliepimų. Labai, manau, kad jie vis, nežinau, gal jie falšyvi kažkokie ar kas, bet aš esu labai nepatenkintas to, ką aš nusipirkau. Tai yra, nu, visiškas šlamštas, tai yra baisiau nei gali būti. Nu, realiai tai yra vos ne pirmasis mano pirkinys iš AliExpress, kuriame aš esu visiškai nusivylęs. Čia yra viena žvaigždutė, čia daugiau negalima duoti. Iškart vertinimas yra viena žvaigždutė. Jūs pažiūrėkit, kokybė tai yra košmaras, tai yra plasma. Nu, kaina yra nereali. Keliavo šitą prekę nerealiai ilgai. Šiaip tai aš susigrąžinsiu pinigus už šitą prekę, kadangi jinai, na, pasakyčiau, netitinka savo aprašymo ir iš vis jinai vėlavo ateiti. Na, visos nuorodos yra į pardavėją, bet aš iš tikrųjų siūlyčiau jums šitos prekės
Nu tiesiog, nepirkite, jinai yra niekinė, jinai visiškai nereikalinga. Tikiuosi jūs pasižiūrėję šitą video, suprasite, kad jinai šlamštas visiškas. Nu jau nusivylimas iš mano pusės yra nerealus. Šlamštas. Nepirkite šitos prekės.